Sveiki atvykę į tinklalaidę Sąmoningas raitelis. Aš esu Diana, sąmoningo jojimo metodikos kūrėja. Ši metodika sujungia kūno pojūtį, kvėpavimą ir emocinį aiškumą tam, kad raitelis galėtų užmegzti tikrą ryšį su žirgu. Ne per techniką, bet per buvimą. Šiandieną kalbėsime apie būseną, su kuria jojame. Tai tema, kuri atrodo paprasta, tačiau iš tiesų yra viso jojimo pagrindas. Nes kiekviena mūsų mintis, emocija, nesmulkiausias judesys – tai žinutė žirgui. Mūsų būsena tampa žirgo pasauliu. Jis iš mūsų mokosi ne komandomis, o per mūsų kvėpavimą, ritmą, toną, judesio kokybę. Jojimas, kurį suvokiame sąmoningai, prasideda ne tada, kai užsėdame ant žirgo, o kai įžengiame į jo erdvę. Per daugelį metų, dirbdama su raiteliais, pastebiu vieną pasikartojančią situaciją. Žmonės ateina į aikštę jau įkrauti dienos, jie ateina su įtampa, spaudimu, nerimu ir nors techniškai jie daro viską teisingai, jų žirgas elgiasi neprognozuojamai. Tačiau, kai jie pradeda dirbti su savimi, viskas kardinaliai pasikeičia. Nes žirgas visada reaguoja į tai, kaip mes jaučiamės. Taigi šiame epizode kviečiu pažvelgti į save kitaip. Ne kaip į raitelį, o kaip į žmogų, kurio vidinė būsena kuria ryšį. Kartu tyrinėsime 5 etapus. Ką reiškia emocijų reguliacija, kodėl ji tokia svarbi santykyje su žirgu, kas vyksta mūsų kūne, kaip tai praktikuoti prieš, per ir jojimo metu, ir po jojimo, ir kaip išlaikyti šią būseną kasdienybėje. Tai nebus pamoka, tai bus kelionė į save. Taigi pradėsime nuo to, ką iš tikrųjų reiškia emocijų reguliacija. Emocijų reguliacija – tai neslopinimas, nesusitvardymas ir nebandymas išlikti ramiam bet kokią kainą. Emocijų reguliacija – tai gebėjimas pastebėti, kas vyksta manyje ir pasirinkti, kaip noriu su tuo būti. Mūsų emocijos visada pasireiškia per kūną. Kvėpavimą, laikyseną, balso tembrą ir judesio greitį. Jei esame įsitempę, žirgas tai pajus anksčiau nei tu pats. Vienas paprastas pavyzdys iš praktikos. Raitelė sako, mano žirgas visada sustingsta, kai noriu jį pakelti į rišę. Tačiau stebint matosi, kad prieš tą akimirką raitelė sustabdo ir susilaiko kvėpavimą. Jos kūnas duoda signalą – saugokis. Žirgas tai perskaito kaip žinutę – sustok. Kai raitelė išmoko iškvėpti, prašydama žirgą kilti į rišę, žirgas nebesipriešino. Tai rodo, kad kaip subtiliai mūsų vidinis pasaulis tampa išoriniu veiksmu. Emocijų reguliacija – tai mokėjimas išbūti savo jausmuose be kontrolės. Kai kūnas jaučia baimę, tu pripažįsti, taip, aš bijau. Kai jaučia įtampą, tu ją stebi, bet nebandai ją pašalinti. Tokiu būdu kūnas pamažu grįžta į pusiausvyrą. Mūsų nervų sistema turi 2 pagrindinius režimus. Tai yra aktyvumo ir ramybės. Kai mes atpažįstame, kuriame režime esame, mes galime pasirinkti, ar tęsti veiksmą, ar sustoti ir grįžti į save. Žirgui tai gyvybiškai svarbu. Jis neskiria, ar tavo emocija nukreipta į jį, ar į tave patį. Jis jaučia tik įtampą. Todėl sąmoningas raitelis visų pirma mokosi pažinti save. Ir kai raitelis moka reguliuoti save,
Jis niekada neperkrauna žirgo savo emocijomis. Paprastas pratimas, kurį gali taikyti prieš kiekvieną jojimą. Atsistok, pajausk pėdas ant žemės, įkvėpk per nosį, skaičiuok iki 4. Įkvėpimo metu skaičiuok iki 4. Iškvėpk per burną, skaičiuodamas iki 6. Kartok 3 kartus. Tai trunka tik 30 sekundžių, bet per tas sekundės tavo kūnas persijungia iš įtampos į buvimą. Ir nuo šios akimirkos tavo žirgas pradeda tavimi pasitikėti. Kodėl tai svarbu santykyje su žirgu? Žirgai mūsų žodžių neklauso. Jie klauso mūsų kūno kalbos. Jie skaito, ar mūsų energija kviečia, ar spaudžia. Ar mūsų judesys ramus, ar fragmentuotas. Ar mes su jais, ar su savo galvoje esančia istorija. Per savo praktiką matau, kaip daugelis probleminių žirgų iš tiesų yra žirgai, kurie perdėtai gerai jaučia žmogų. Jie nėra sudėtingi, jie tiesiog labai jautrus. Kai žmogus ateina prie jų įsitempęs, jie tampa budrus. Kai žmogus ramus, jie atsidaro, atsiveria. Tai nėra misticizmas, tai nervų sistemos veidrodis. Vienas atvejis. Jauna raitelė sakė, kad jos žirgas visada įsitempia, kai ji pajunta, kad į ją žiūri treneris. Ir taip nutikdavo ne dėl žirgo, o tiesiog dėl jos pačios įtampos būti įvertintai. Žirgas tiesiog pasigavo šią jos būseną. Kai raitelė išmoko atskirti savo nerimą nuo žirgo elgesio, įtampa dingo. Tokios situacijos tik primena, kad žirgas nėra mūsų veidrodis. Jis yra mūsų partneris, kuris reaguoja į mūsų vidinę kokybę. Todėl santykyje su žirgu svarbiausias darbas visada vyksta prieš veiksmą. Prieš kiekvieną užduotį sustok ir paklausk savęs, kokią energiją aš dabar nešu? Ar mano kūnas kviečia, ar reikalauja? Jei raitelis geba tai pastebėti, jam nereikia stipresnių priemonių ar griežtesnės kontrolės. Žirgas, jausdamas, kad šalia žmogus stabilus, pats noriai jungiasi į darbą. Tokia yra tikra lyderystė žirgui. Ne valdžia, o vidinis aiškumas. Ir šis aiškumas kyla iš gebėjimo būti reguliacijoje. Kas vyksta kūne? Kūnas yra pirmasis, kuris žino, kad mes prarandame balansą. Dar prieš mintį ir dar prieš pačią reakciją. Kai kūnas pereina į įtampą, pirmas ženklas yra kvėpavimas. Kvėpavimas tampa paviršutiniškas, pečiai pakyla, žvilgsnis tarytum susiaurėja. Žirgui tai labai aiškus signalas, pavojaus režimas. O kai žmogus sąmoningai grąžina kvėpavimą į gylį, kūnas gauna iš karto signalą. Viskas gerai? Šis signalas raktas į visą komunikaciją. Kai mes kalbame apie kūno sąmoningumą, dažnai atrodo, kad tai sudėtinga teorija. O iš tikrųjų tai labai paprasta. Klausimai, ar jaučiu savo pėdas? Ar jaučiu, kaip kvėpavimas keliauja mano kūnu? Ar mano akis mato plačiai, ar mano žvilgsnis susiaurėjęs? Kiekvienas šių klausimų yra įėjimas į dabartį. Kuo labiau esame čia, tuo labiau žirgas atsipalaiduoja. Viena iš sąmoningo jojimo metodikos praktikų yra grįžimo taškas. Tai akimirka, kai sąmoningai pastebiu, kad išėjau iš savo kūno ir sugrįžau. Tai galima daryti net jojant, per iškvėpimą, per trumpą pauzę, per akimirką,
kai nustoji daryti, o tiesiog esi. Kai raitelis tai praktikuoja, jo kūnas tampa ramesnis, judesys švaresnis, žirgas tampa laisvesnis. Tai ir yra tikroji balanso pradžia. Praktika prieš, per ir po jojimo. Prieš jojimą sustok. Neskubėdamas, neplanuodamas. Pajausk save, savo kūną. Pajausk pėdas ant žemės, kvėpavimą krūtinėje, žirgo kvėpavimą šalia. Šis momentas nėra pasiruošimas. Šis momentas yra prisijungimas. Jei nori, padėk ranką žirgui ant kaklo ir kelias sekundės kvėpuokite kartu. Tai paprasta, bet tai sukuria pirmą saugumo signalą. Tu sakai, aš esu čia, su tavimi. Jojimo metu stebėk save. Kiekvienas kvėpavimas, kiekviena rankos reakcija pasako, iš kur ateina jausmas. Jei jauti, kad tampi įsitempęs, nesistenk būti ramus. Tiesiog leisk kūnui iškvėpti. Leisk, kad žirgo judesys tave neštų, o ne tu jį stumtum. Sąmoningas jojimas yra ritmas tarp įkvėpimo ir iškvėpimo, tarp veiksmo ir pauzės. Kai kūnas juda iš šios vietos, judesys tampa dialogu. Po jojimo. Baigęs jojimą, niekada neskubėk. Žirgas vis dar tave jaučia. Eik šalia jo tyliai, nekalbėk. Kvėpuok, leisk kūnui atsiverti po įtampos. Po kelių minučių, kai abu nurimsite, paklausk savęs, kokia buvo mano būsena jojimo pradžioje, o kokia ji yra dabar, ką šiandieną parodė man mano žirgas. Ši refleksija tai vieta, kurioje gimsta mokymasis. Ir išvados. Būsena, su kuria jojame, yra mūsų vizitinė kortelė žirgui. Ji pasako viską, ką reikia žinoti apie mus, net tada, kai mes tylime. Emocijų reguliacija nėra technika. Tai kasdienė praktika būti su savimi taip, kaip norėtume, kad žirgas būtų su mumis, jautriai, kantriai, be vertinimo. Kai žmogus geba išlaikyti stabilumą, žirgas gali pasitikėti. Kai žmogus pasitiki savimi, žirgas mus seka. Štai kodėl tikroji lyderystė jojime prasideda ne nuo to, kiek mes valdome žirgą, o nuo to, kiek gebame valdyti savo būseną. Prieš kitą jojimą pabandyk tai. Sustok, įkvėpk, pajausk žemę po kojomis, pajausk, kaip energija lėtai skirstosi tavo kūne. Ir tik tada prieik prie žirgo. Jis iškart žinos skirtumą. Aš esu Diana. Ačiū, kad buvai kartu su sąmoningu jojimu CJM. Iki kito karto, kvėpuok, jausk ir leisk ryšiui vesti tave pirmyn.